E, Sveiki, sveiki visi. Šiandieną labai smagu matyti tiek daug mūsų partnerių. Ir tikrai labai smagu, kad jūs žiūrite video ir tikiuosi jūs kreipsitės į tą žmogų, kuris jums davė šitą video pasižiūrėti, arba jūs susisieksite su tuo žmogum, kuris jūs pakvietė. Tai va, dabar kas yra ląstelių maistas, tai labai dažnai žmonės net nežino, kas yra tas ląstelių maistas ir kai paklausiu, ar jūs esat girdėję, tai niekas nežino. Šiandieną mes kalbėsim apie kompaniją M International. Tai tikrai yra kompanija iš Malaizijos, yra inovatyvi tarptautinės sveikatos priežiūros įmonė, pagrįsta sveika ekosistema, kuria siekiama sukurti kokybišką gyvenimą, sveiką aplinką ir klestinti bendruomenės gyvenimą. Mūsų pasauliniai ryšiai ir bendradarbiavimas nuolat kuria naujoves ir tyria aukštos kokybės produktus. Ir kompanijos laboratorijos tyrimai bendradarbiauja su Šveicarija, pavyzdžiui, Mimakso laboratorija yra Šveicarijoje, Italijoje sukurtas yra mūsų GreenMarksas, Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose likusių produktų laboratorija. Dalyvauja labai gerai žinomi mokslininkai kaip Fred Zuli, mokslininkas kelis savo gyvenimo dešimtmečius skyręs molekulinės biologijos ir kamieninių ląstelių tyrimams mokslinių tyrimų centre Šveicarijoje. Ir jo pagrindinis atradimas yra augalų kamieninės ląstelės be genetinės atminties, kurių pagrindų gaminama įmonės M International produkcija. Tai tikrai revoliucinė technologija, kuri priklauso tik M International, tai yra geriausi patentai ir technologijos vienoje įmonėje. Visi produktai yra patentuoti, yra visi sertifikatai ir mes palaipsniui dabar, kadangi visi produktai turi sertifikatus, tai mūsų Lietuvoje atidaryti atstovybę mums užteks tik tai notifikavimo. Ir šiandieną perbėgsim visus produktus, jų tikrai nėra daug, kompanijoje nėra daug produktų ir man labai patinka, kad jų nėra daug, nes žmonės iš didelės gausos pasimeta ir nežino, kas jiems geriausia, kai reikia iš daug išsirinkti. Tai mano pačios kelias būtent prie šių produktų gal vis dėlto ir suintrigavo dėl to, kad tai ne papildai, kad tai yra ne vaistai, o tiesiog ląstelių maistas, kuris yra sukurtas augaliniu pagrindu. Visi produktai yra augaliniu pagrindu ir visi produktai yra ekologiški. Ir jie negali jums nei pakenkti nieko, nei padaryti, nes lygiai tas pats, kad jų negalima perdozuoti, prie jų negalima priprasti, nes lygiai tas pats, kaip jūs negalite perdozuoti vaisių ar daržovių kažkokių ir negalite prie jų priprasti, jūs tiesiog valgote arba nevalgote, ne? Ląstelių maistas, kaip ir sakiau, mokslininko atradimas pagal naujausias technologijas, visų produktų, imti pavyzdžiai, šiandien kalbėsim apie iš kokių produktų imami iš sudėtis imamos kamieninės ląstelės ir sudarytas bendras kažkoks tai vienas produktas. Tai vienas iš produktų pas mus yra Mimaksas, tai yra botaninis mišinys pasižymintis aukštomis antioksidacinėmis savybėmis. Jame yra įvairių galingų ingredientų, kurie atkuria laisvųjų radikalų žalą ir stiprina mūsų gebėjimą neutralizuoti laisvuosius radikalus. Turėdami sveikesnę ląstelę, gyvenkite ilgiau ir jauskitės puikiai.
Tai būtent Mimaxas, jisai atstatinėja mūsų ląsteles, prailgina jų veikimą ir buvimą. Ir čia vat yra sudėtis, kas yra, būtent va tas obuolių ekstraktas, mėlynių milteliai, šaltalankiai, pušies astaksantinas, aš apie jį atskirai savo grupėje rašiau straipsnį, apie tai yra tikrai unikalus augalas ir labai didelį poveikį daro mūsų organizme, vynuogių sėklų ekstraktas. Ir ką jisai daro? Tai jisai pagrindas atitolina mūsų senėjimą, pagerina odos būklę, priešuždegiminis, padidina energijos lygį, stiprina kepenų ir širdies veiklą, regėjimo apsauga. Kodėl mes pradėję vartoti ir prie Grinmaxo ar Mimaxą, labai daug kas iš karto pajaučia akių pagerėjimą. Unikalumas tame, kad jisai neturi kalorijų, veganiškas, nepridėta cukraus ir 100% natūralus. Dar vienas mūsų pagrindinis produktas, numeris 1, kad Grinmaxas, tai jisai yra turtingas fitonutrientų storosios žarnos priežiūros produktas. Jisai valo 100% mūsų žarnyną, kepenis, inkstus, kraujagysles ir taip toliau. 100% grynos daržovių skaidulos su probiotikais ir pieno usnio ekstraktu. 3 viename, speciali ir patentuota formulė, kuri gali skatinti sveiką gaubtinę žarną, skatina lieknėjimą, išplauna toksinus, palaiko naudingų bakterijų augimą gaubtinėje žarnoje, suteikia antioksidacinę apsaugą ir kepenų apsaugą. Ir Grinmaxas yra būtent tas, kuris padeda natūraliai mažinti mūsų apimtis, valo mūsų žarnyną. Jisai labai tikrai pradėjus jį vartoti, mes pradedam jausti energiją ir daug dalykų. Tai jisai vienas iš pagrindinių tų 3 mūsų, kaip sakau, auksinio trikampio produktų – Mimaxas, Grinmaxas ir dar Bliumaxas. Išskirtinė detoksikacija, kuri valo, atnaujina ir visą organizmą. Ir Grinmaxas, tai galiu pasakyti, kad jisai ne tik toksinus išvalo iš mūsų organizmo, tai yra parazitai visi, kurių aplinkui mūsų yra daug. Ir žinot, labai dažnai žmonių sako, aš neturiu parazitų, aš profilaktiškai naudoju ten kažkokią tai cheminį vaistą, gal išgeria į metus kartą ar 2, ne? Bet galiu pasakyti, kad parazitų, tų kirmėlių pas mus yra ne tik tai žarnyne, yra jų visur, ypatingai jeigu ilgai organizmas nevalytas. Ir Grinmaxas tai yra numeris 1 ir galiu pasakyti, būtent Grinmaxo poveikis pas mus yra labai greitas. Ir jei aš sakau žmonėm, jeigu norit išbandyti mūsų produktą, įsigykit nors vieną pakelį mūsų Grinmaxo, nebūtinai visą šitą dėžutę, čia yra 20 vienetų, vieną iš tų 20 ir išgerkit per 2 dienas ir jau jūs turėsite labai didelį rezultatą. Šiandien nesiplėsiu apie Grinmaxo sudėtį, poveikį, mes kiekvienas iš jūsų, kas jūs čia pakvietė, šiandieną jūs galite gauti informacijos atskirai iš to žmogaus. Tai va, nes nauda sveikatai yra labai didelė. Detoksikacija ir žinot, labai dažnai žmonės sako, tai gerai, aš apart to, kad aš vaikštau į tualetą, aš ten nieko labai nepajaučiau, bet jūs vien tik tai supraskite, kokią jūs duodat pagalbą to Grinmaxo dėka savo organizmui. Ir galiu pasakyti, man 1 mėnesį 7 kilogramai nuėjo, man nuėjo visi nereikalingi vandenys, man dingo po akim kapšeliai tie visi. Ir tie 7 kilogramai, jie nuėjo ir jie nebegrįžta. Ir kiek kartų man teko ten ir mažinti tą svorį, praeina kažkiek laiko, vasarą dar ir ledų pavalgai ir to, ir žiūrėk, jau viskas grįžta.
bet dar negana to, kad negrįžta. Aš po šiai dienai dar vartoju GreenMaxą jau 3 mėnesiai, bet man pastoviai mažėja vidinės apimtys. Aš jaučiu, kad mano drabužių išmeros, kurias aš jau buvau atidėjus, kai buvau priaugus svorį, aš jau galiu apsirengti. Tai tikrai unikalus produktas ir jisai labai labai efektyvus ir mums reikalingas. Ir labai dažnai žmonės sako, oi, tai ar čia man neišvalys visų mano tenai vadinamo magnių, kalcių, žmonės jau jie galvoja, jeigu jie daro detoksikaciją organizmui, tai išplaus viską, kas bloga ir kas gera. Tikrai ne. GreenMaxas, jo sudėtyje yra prebiotikai, fermentai, skaidulos, probiotikai, antioksidantai, jisai ir valo, ir kartu atstatinėja ir jungia tą atstatymo procesą. Tai tikrai nuostabus produktas, jisai turi unikalią sudėtį ir tikrai jūs galėsite gauti informacijos pas tą žmogų, kas jūs šiandien pakvietė. BlueMaxas tai trečias produktas, kurį aš visiems sakau, gerkite šitus 3 produktus ir jūsų organizme vyks stebuklai. Tai yra BlueMaxas, sudėtyje yra mėlynųjų žaliųjų dumblių ir jisai turi tą agaricus grybų afą ten. Čia mediciniškai išsireikšta, kas supranta, tai tikrai suprasit. Jisai palaiko mūsų imuninę sistemą kovojant su virusais ir bakterijomis. BlueMaxas taip pat turi daug labai vitamino C, kuris yra stiprus antioksidantas ir atlieka lemiamą vaidmenį imuninėje sistemoje. BlueMaxas tai yra numeris 1, išvalyti jūsų kraują, atstatyti jo kraujotaką. Labai mes turime daug atsiliepimų, kad susitvarko žmonėms spaudimas, tai netgi ir tokį kaip ir biškį atsiliepimą pasakys, jau daug kas gal ir girdėjote, mano draugė ir kaimynė, kuri būtent supažindino mane su šitų produktų pirmą kartą. Aš tikrai žinojau ir jos vyro istoriją. Ir praeitais metais jos vyras labai turėjo prastą situaciją su širdim, jam sukildavo ant tiek stipriai spaudimas, kad jį veždavo greitoji, gulėdavo reanimacijoje, atkačialindavo jį ir vėl jisai išeidavo ir niekas nesuprato, kodėl tas spaudimas kilnojasi, jisai sėdėjo ant cheminių vaistų ilgus metus, jam dabar jau yra arti 65 metai, šiaip vyras atrodo iš stuomens ir iš liemens, kaip sako, ne, ir neturi ten jis labai didelio viršsvorio, bet su širdim buvo problemos. Pradėjus vartoti, jau mano ta vadovė jau virš metų laiko jie abudu geria šios produktus, su pertraukom, aišku, jau dabar pastoviai nereikia gerti. Tai ar mane gerai girdėti, parašykit, nes aš čia biškį pajudinau ausinės. Tai jisai, žinokit, jau nebevartoja cheminių vaistų. Šiais metais nei karto nebuvo ligoniniai, nei karto nekvietė greitosios. Ir jisai geria BlueMaxą ir žinokit, jis taip mėgsta šitus produktus. Jis anksčiau dirbo kitoj kompanijoje, kur ten jau garsi kompanija žinoma ir daug metų jinai irgi dirbo su papildais. Ir jisai niekada nemėgo tų papildų gerti, o šitus sakė, tik duokit, dabar pas mumi išleistas naujas produktas skirtas tik vyrams. Ir jisai išgirdo, kad jau jinai parsiveš to produktą, sakė, niekam nesiūlyk, aš gersiu. Tai labai smagu, kad žmonės supranta, vartoja, pokyčiai jos sveikatoje labai dideli. Ir man, žinokit, aš jau sakiau, jau su produktais niekada nedirbsiu, bet kai aš pamačiau gyvą rezultatą, gyvą per tokį trumpą laiką, tai aš, žinokit, nusprendžiau pirmiausia pati pabandyti, o paskui pradėti vartoti. Tai BlueMaxas, jisai tikrai labai palaiko imuninę sistemą,
kūno dalių skausmą mažina, jeigu jūs turite kažkokį, tai mažina sąnarių skausmą, sumažina širdies ligų riziką, suaktyvina imuninės ląsteles ir priešuždegiminis, pagerina kvėpavimo takų sveikatą. Žinot, pats produktas, jisai, kada pradeda veikti, jisai atrodo specialiai kažko netvarko, bet kada pradeda gamintis naujos ląstelės, Greenmaxas valo, Bluemaxas pradeda gaminti naujas ląsteles, tada žmogus pradeda labai gerai jaustis. Ypatingai didelis kiekis vitamino C yra vandenyje tirpus vitaminas, kurio natūraliai yra kai kuriuose maisto produktuose. Ir būtent Bluemaxas, jisai labai sustiprina imuninę sistemą dėl savo to vitamino C, kuris būtent, kada mes po liežuviu pasikišam tuos metukus, eina tiesiai į mūsų ląsteles, į mūsų smegenis ir labai veiksmingas efektas. Mėlynieji žalieji dumbliai, tai yra pasididžiavimas Bluemaxo, kuris ir būtent duoda labai stiprų efektą. Ir jisai padeda stiprinti imunitetą, ląstelių apyvartą, jisai suka gamybą naujų ląstelių gamybai. Ir tai yra ir priešvėžinis, ir daug visų kitų dalykų, ką Bluemaxas padeda. Tai stipriai vėl nesiplėsiu, tikrai aš manau, kad kas jūs pakvietė šitą prezentaciją, tikrai jums duos daugiau informacijos pasiskaityti, ypatingai rekomenduoju paklausyti mūsų atsiliepimus. Mes jų gal turim daugiau rusų kalba, bet mes turim jų ir lietuvių kalba. Ir aš tikiuosi, gal šiandien merginos kažkuri pasidalins, kaip jos jaučiasi, kurios pradėjo vartoti. Tai dabar Nutrimaxas, aš prie jo sakiau, prieisiu šiandieną ir šiandieną Nutrimaxui norėčiau skirti daugiausia dėmesio. Aš Nutrimaxą jau gėriau vieną dėžutę ir buvo grįžęs mano sūnus iš Norvegijos ir aš jau buvau prasidarius gerti antrą dėžutę ir jisai, kai paskaitė sudėtį, sakė, mamyte, ir aš jo noriu. Nu, tai aišku, mamytė padovanojo vaikui. Aš žinojau, kad greitai parsivešiu, tai aš jam atidaviau, nes jau mano sūnus tikrai Norvegijoje gyvena, labai save prisižiūri ir tikrai ne bet ką deda į burną, jis yra numetęs 20 kg, labai gražiai dabar susitvarkęs kūnas, sportuoja ir geria visokius kokteilius, baltyminius, maitina savo organizmą. Ir kai jisai pamatė Nutrimaxo sudėtį, sakė, aš noriu. Tai yra augalinių baltymų, sojos baltymų ir žaliųjų pupelių, šarminių žalių miltelių, augalinio kalcio ir prebiotiko fos derinys, kuris yra sveikas ir maistingas. Maisto pakaitalas ir kūno rengimos gerėba. Ta prasme, kūno ruošimo tam, kam tu nori, Nutrimaxas, jisai gali padėti sumažinti svorį, bet lygiai taip pačiai jisai gali jums padėti padidinti svorį. Turbūt savo aplinkoje esat žmonių, pažįstate žmonių, kurie norėtų būti stambesni, bet jiems nepavyksta. Tai Nutrimaxas jiems į pagalbą. Tik tai, kada mes norim lieknėti, mažinti svorį, tai mes geriam Nutrimaxą arba per pusryčius, arba vakare, o kada jau mes norime priaugti svorio, tai jisai geriamas dienos metu tarp maisto. Nutrimaxas tai yra visavertė organizmo mityba, dėl ko jinai rekomenduojama gerti arba ryte vietoj pusryčių, arba vakare vietoj vakarienės, tik tai nerekomenduojama gerti vėliau kaip 7 valandą vakare, nes vis tiek nemažai daug yra baltymų ir geriau jau, kad vakare kūnas būtų ramybės būsenoje. Sojoje, kuri yra įdėta į Nutrimaxą, gausu vitaminų B1, B2, B3, B5, B6, B9 ir vitamino C.
mineralai kalcis, fosforas, geležis, magnis, kalis ir cinkas. Jame taip pat yra omegos 3 ir omega 6 nepakeičiamų riebalų rūgščių ir fitonutrientų. Miežių žolės ekstraktas yra puikios skaidulos šaltinis, valo mūsų organizmą nuo toksinų. Miežių žolės ekstraktas žymiai sumažina gautinės žarnos vėžio tikimybę. Šis ekstraktas turi vario, kuris sudaro hemoglobiną ir raudonuosius kraujo kūnelius. Taip pat miežių sudėtyje yra seleno, kuris gerina mūsų širdies ir kasos būklę. Ir žinot, aš girdėjau ne vieną kartą, kada mūsų partneriai rusiškus atsiliepimus girdėjau, kai jie sako, kad jų patamsėja plaukai ir sumažėja žilų plaukų, kai kam net dingsta. Tai galiu pasakyti greičiausiai dėl Nutrimaxo sudėties, kad jame yra vario. Nes Nutrimaxas, jisai jau pripildo mūsų organizmą visom reikalingom medžiagom. Paprastai žili plaukai pradeda atsirasdinėti, kada organizme trūkumas yra vario. Spirulina, tai yra vitaminų B2 grupė ir B3 aktyviai dalyvauja medžiagų apykaitoje. B12 prisideda prie energijos gamybos organizme. Folio rūgštis B9 teigiamai veikia širdį ir reprodukcinę sistemą. Spirulina leidžia padidinti azoto oksido kiekį kraujyje, kuris atpalaiduoja ir plečia kraujagysles. Spirulinoje yra amino rūgštis, yra raumenų statybinė medžiaga. Ir geriant Nutrimaxą nereikia nieko papildomai gerti. Čia viskas yra sudėta, kas reikalinga. Chlorofilas padeda stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą bei imunitetą. Cistinas padeda išvalyti kraują ir pašalinti iš organizmo toksinus. Ekstraktas chlorelija yra daugiau nei 20 amino rūgščių. Pirma, jame yra apie 55 sausos masės be baltymų. Chlorelija yra vertingiausias vitaminų A1, B1, B2, B6, C, K, PP, E, pantetono rūgšties, aš net negirdėjus tokios, folio rūgšties, biotino, taip pat mikroelementų kalcio, fosforo, magnio, kalio, vario šaltinis, geležis, siera, cinkas, kobaltas. Be to, chlorelės ląstelėse yra daug jodo. Tai vėl papildo mūsų organizmą. Liucerna yra saponinių. Čia gali būti, aš dariau vertimą iš rusų kalbos, tai gali būti kažkokį žodį, gal ir neteisingai išverčiau, tai jau nepykit ant manęs. Jisai blokuoja blogojo cholesterolio pasisavinimą ir neleidžia susidaryti aterosklerozinėms plokštelėms. Blokuoja arterijas. Liucerna pasižymi antimikrobiniu, priešuždegiminiu, limfodrenažiniu, antioksidaciniu poveikiu organizmui. Liucernoje yra chlorofilo, kuris skatina viso organizmo valymą, detoksikaciją. Tai Nutrimaxas toks kaip ir priedas prie to, ką daro Greenmaxas. Kam skirtas jisai? Padidinti raumenų masę ir jėgą, ypatingai kas sportuoja, labai gerai šitas produktas. Sukurkite ir taisykite kūno audinius, stiprinti kaulus ir dantis, pagalba kontroliuojant svorį, suteikite pagalbą virškinimui, pagalba ląstelių ir raumenų regeneracijai, sumažinkite krūties vėžio riziką, augimas ir plėtra. Todėl Nutrimaxas galima gerti ir vaikams. Padeda sumažinti cholesterolio kiekį ir stiprus antioksidantas. Tai
Nutrimaxas tikrai vertas dėmesio produktas ir kaip ir sakau, mes jo parsivešime ant dienų ir galima jo bus ir įsigyti partnerės, kurios jau esat ir gausit produktus, apsikeisti ir taip toliau. Labai prašau, mergaitės, išjunkite videokameras. Tai va, yra augalinių baltymų, sojos, žaliųjų pupelių, jau apie tai kalbėjau, šarminių, kelių, žalių miltelių, augalinio kalcio ir prebiotiko fos. Derinys skirtas sveiko ir maistingo maisto, pakaitalo ir kūno rengimos gėrimai. Tai žodžiu, kas norite tvarkyti savo figūrą, arba didinti ją, arba mažinti, tai jūs galite visą laiką naudoti Nutrimaxą. Ingredientai, kaip ir minėjau, žalios pupelės, sojų baltymai, jūros dumblių kalcis, stevija ir fruktoligosacharidas. Bet kažkoks tai kaip. Ir kas turėtų tai naudoti, ir kas gali naudoti, tai ir vegetarai, ir kas turi nutukimą arba nepakankamą svorį, sportininkai, vyresni žmonės, augantys vaikai ir tie, kurie praleidžia pusryčius. Tai va, tai tiek apie Nutrimaxą ir tiek apie viską, ką šiandieną kalbėjau, tikrai aš kaip sakau, pradėjau aš jį gertis, tai man labai skanus ir vieną dėžutę jau išgėriau ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu tęsti, nes tikrai ypatingai žiemai bus labai geras mum organizmo papildymas. Tai šiandien apie produktus tiek, aš dabar sustabdysiu video, su jumis buvo Aušra ir dar kartą prašau visų, kas jūs pakvietė, kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė pažiūrėti šitą prezentaciją ir tikrai manau, kad jūs gausite visą reikalingą informaciją ir galimybę įsigyti ar užsiregistruoti, dalintis informaciją ir daug visų smagių dalykų pas mus yra. Tai ačiū visiems, kas klausėte, aš įrašą stabdau ir atsakysiu jūsų klausimus dabar.